Kągi, sveiki visi, šiandien mes esam susirinkę su ne elektronkėm vien, bet ir su vienu žmogum, kuris yra labiausiai žinomas iš koilų sukimo būtent tos kategorijos. Nes kaip dabar žinome, kad yra kaitikliai, kurie naudoja arba paprastą įkaitinimo elementą, arba koilai. Jų yra ne tik paprastų, pavyzdžiui, ten tiesiog kantarės, yra labai daug viskiausių variantų kombinacijų. Būtent viską tą žino pas mus Ramanauskas, bent jau taip jį visi vadina Ramanausko ir mes tai vadinsim, tai mes šiandien paimame iš jo interviu, kai jis garina, nuo ko pradėjo, kokie yra koilai, viskas tas bus aišku jau video eigoje. Kągi, sveikas? Sveiki. Tai kągi, tada pradedam mūsų būtent šitąją rubriką. Klausimas toks elementariausias tau, kaip ir manau visiems būtų įdomu. Nuo kada tu pradėjai garinti? Nuo rudens. Nu kaip? Kurie buvo nesenai. Taip, nuo 16 metų rudens. Čia gan nesenai, tai čia bus, kad buvo jau gan išsibėgėję, žinok, ir modai normalus jau buvo, ir kaitikliai buvo. Jau ėjo tokie. Jau ėjo. Nu, vat, sakykime, Alienas, vat tik atsirado tas smauko. Iš esmės, ant tos vat bangos, plius minus ir pasigavau. Ten buvo geri laikai. Tada dabar klausimas būtų toks, nes žinai, kad anksčiau buvo viskas Vision, spinneriai buvo tokie maži tokie elektroninės instrumentai, kurias ten buvo labai mažai garų, mažai labai viskas, atsirado box modai. Ir manau, turėjai irgi savo box modą. Kas buvo tavo pirmas box modas, pirmas setukas, kurį tu nusipirkai, kurį tu turėjai? Mano, jo, va, iPower. Legenda. Ir kaifūnas ant viršaus. Pirmas, iš esmės, kaimynas sakė, imk kaifūną, viskas bus gerai. Na ir tada paklausiau kaip ir gero patarimo. Ir patiko kaifūnas. Ir modas patiko, ja? Modas irgi, nu, taip, būna kartais misfairina, bet iš esmės, nu, tai nėra labai jau, kad įkyru ar dar kažką. Iš esmės, bet fainas variantas. Geras arkliukas buvo. Geras. Dar iki šiol vam naudoju su aeronautu kartais. Užsimetu ir... Ir varo. Ja, gerai. Einam toliau. Kaip žinai, kad irgi yra skysčiai, kurie pilasi į vidų. Yra tokia. Ir ką tu labiausiai naudoji, kas tau labiausiai patiko iš būtent šitų kategorijos skysčiai? Sakykime, tai daug kas pažįsta mane, iš esmės sako, nu tu bananinis. Bananinis, okei. Nu realiai aš va, net ir elemento irgi bananinis, tabakinis, ne, iš čia eina, tai... Šiaip patinka labiausiai bananai? Taip, šiaip vaisiniai irgi patinka, buvo pačią mamą. Ten bomba, pačią mamą yra fainas. Du tik tai taip suėjo ir viskas. Jo, ten jie tikrai eina kaip tik geriau. Paskui jau kažkaip jau pritilo, nu, Alien Piecas antras buvo irgi su mano koiliukais, šitais Caterpillariais, buvo labai skanus. Sakė jo, sakė tikrai gerai atsiliepimai ir kaip ir su koilo suderinimumas su skysčiu, kad būtent tas tinka tam, kas yra gerai. Būtent irgi yra kai kurie skysčiai, kuriems reikia atitaikyti tą koiliuką. Nu, ne visiems koilam tinka vienas ar kitas skystis, irgi būna tokių variantų. Ar tu bent kartą esi gavęs kokį nors aromatų, pavyzdžiui, ar tu ją šiaip naudoji ant savo koilo kokius nors aromatų su baziniu? Nu, iš esmės, pas mane visą batų dėžutė nuo pat pradžių yra užmaišyta. Bet įvairių tokių paprastų, paskui bandžiau po vieną. Tai o pavyzdžiui, aromatai, kas ten, žinai, Solubai, Avorijos, taip toliau. Pagrindė ėjo šitą Avorijos pradžia. Nes, nu, kaimynas Avoriją naudojo, aš tada pabandžiau jo, kai Ice Apple, man atrodo. Tas buvo geras. Jo, toks neblogas, jis irgi užsikabinęs buvo. Paskui nusipirkau Redesteirą, užsimaišiau. Man jis kažkoks, tas anyžius kažkoks buvo, kažkas tame. Bet kaimynas iki šiol dabar jį. Iki šiol? Wow. Nieko nekeičia, tik tai Redesteirą, man jisai galiu pasižiūrėti, jaučiu jį. Na, jis abiškiai buvo gerai tam tikrų momentų, iki mėnesį pradėjau maišyti su braškiniu Redesteirą. Nu, iš esmės, aš manau, ten braškiai yra braškiai, ten gali vieną, kitą, trečią imti, vis tiek panašu. O ar esi girdėjęs kažką apie Big Mouthus, pavyzdžiui? Ar teko ragauti? Big Mouthus aš girdėjau, bet su jais neteko. Tai žinok, šiandien aš tau duosiu dovanų, nuo mūsų vardo pasimėginsi, nes kaip ir minėjai, braškės ir tobakas, viskas tas yra realiai Big Mouthai, pavyzdžiui, jie dūta dar kažkurie, kurie galbūt tą realiai patiks. Bet kalbėjau su vienu youtuberiu rusų,
irgi jis ten buvo pasisveikinau, sako, o iš Lietuvos, malonu, ten viskas ir sako, va, žinau, įsitraukė Big Mouth tą buteliuką, va, sako, žiūrėk, pas jūs, sako, jo, žinau, lietuviai. Big Mouth yra gerai. Tai tu būtinai šiandien pamėginsi, duosiu tau kažkurį išsirinkti, vieną nuo savęs duosiu, kuris man geriausias, kitą pats išsirinks, o iš tabakinį. Pasimėginsi namuose, kažką galbūt patiks, be problemų. Judam toliau. Taip, tada, kadangi tu esi žmogus koilas, vos ne taip galiu tave pavadinti, gal ir skamba juokingai, bet tu esi... Karštas. Kad karštas tikrai nebejoju. Tai, žiūrėk, yra kolų, tikrai, aš manau, tu vienas iš tų, kurio labiausiai yra visų išmėginęs tų kolų. Kokie buvo tau fainiausi, kad tau labiausiai lipa, kad įdedi ir nesinori jokių keisti? Realiai tai dabar va, Corrugated, net pavadinimo nežinau, paskutiniai mano iš esmės su bangeliam tie tokie. Eina, tai Corrugated, Staggered, Staple, Fuse, kažkas tokio. Užtemtus pavadinimus? Nu, jie turi trumpinius, paskui jau iš esmės trumpiniais ten juos rašo, nes ant tiek ilgi būna pavadinimai, kad kai kurie sako, šifro skliaustelėse parašyk, ką reiškia. Būtent, aš pat nepagaunu iki šiol, ten pavadinimų yra tiesiog masė. Tai va, pas mane Renautė yra dabar... Parodyk į kamerą. Nu, jau apkepę kaip turi būti. Iš esmės, va taip pat atrodo 2 dienų kailiukas po priemkio. Po priemkio. Priemkės biškį turi. Priemkės degina, jos degina, ne visos, kai kurios yra mažiau deginančios, bet čia priklauso nuo to, kad, nu, saldikliai tie visi, kad sustiprintą skonį, nu, jie naudoja tą. Jeigu kas maišo, tai vat stevija daug mažiau degina. O pavyzdžiui, vat yra coil, ten kaip ten minėjai, Staggered, Staple, Fuse, ten kažkurie. Ir kas yra jų pagrindas? Nuo ko reikia pradėti, kad vat, pasiekti būtent galbūt tavo lygį, galbūt siekti aukštumų? Nu, visų pirma, reikia išmokti išsitiesinti laidą. Laidą. Nu, vėlą. Paėmė tiesiog vėlą, suky ir dar įsities. Šiaip nemažai žiūrėjau filmukų irgi pradžioj, kaip man tą pasisitiesinti, nes daugumoj būna, tarkim, nusiperka tą rytinuką, nu, nedaug tu dievė būna dar susipainės ar dar kinas, nu, žiauru. Tikrai taip, mačiau, matai, va, tiesiog. Tai vieną, va, žiūrėjau Skvidudas, buvo, sako, irgi papasakoja savo istoriją, kai susitiko meistrą vieną, ir sako, jisai begamindamas, va, sako, į vieną pusę įtempęs pasukį ir į kitą pusę pasukį. Ir tada į kitą pusę vėl iki jau normaliai užvanuojat, geriausiai ištiesina laidą. Ok, vat kaip, bet čia yra daug tam viskiausių kategorijų, kaip galima lyginti, strategijų, ten nu, būdų. Bet yra to būdų. Reikia tiesiog pasidomėti YouTube, ten realiai galima surasti. Labai daug ten. Labai daug. Visa mokykla mano YouTube'as. Va, tai kad visi žmonės, čia yra laivas, ką vykdomas dabar, visi, kas žiūri ir nori kažko pasiekti. Pavyzdžiui, kaip pas mus šiandien moka tą daryti Ramanauskas, jis sako pats, kad išmoko viskas iš YouTube'o. Reikia čia niekur vaikščioti kažką mokėti, kokių pinigų išsukimus, ne. Įjungiat YouTube'ą, how to build ten coils, Helix, Staple, Fuse. Yra nuo pačių paprasčiausių variantų iki pačių tokių grandiškiausių, nu, tarkim, kas seka Cold Warsus, ten matėt, manau, labai tokių pagamina, kad man necelė teka. Tikrai taip, mačiau, ten pakankamai tų kolų buvo ir labai daug. Vat yra, kaip ir tikriausiai daug kas žino, yra pavyzdžiui Clapton coil, yra Twisted coilai. Ir kokius, pavyzdžiui, esi mandriausius coilus susukęs su pavadinimu, kokį nors mes aišku įmesim fotkę kažkur čia iš šono per video, bet mandriausias pavadinimas coilų, kurį tau teko sukti, kuris rodo gražiausiai, fainiausias ir geriausias skonis iš jų buvo. Gražiausias ir fainiausias nėra skaniausias. Sutinku, kaip ir skysčiai būna. Ostai skanu, bet ragauji neskanu. Čia tas pats atrodo skanus Razor Mahawkas, kuris iš esmės jį pastatyti labai sunku padaryti. Nu, pastatyti riboną ant kanto, tai čia yra kažkas ir padaryti paprastą Clapton. Kas toliau ištemti ir padaryti tą Mahawką tolimesnį. Kur dar to labiau YouTube nėra iš viso jokio filmuko apie tai, kaip padaryti. Teko pačiam galvotis, ėjau į Cold Wars, beje, puslapį išsiregistravau, ten daug žmonių, gerų builderių, kurie konsultavo ir tikrai padėjau ir džiaugiausi. Aiškiai, šiaip vaping community yra draugiška, ne? Visi bando padėti, kažką pasiūlyti. Ypač, sakau, ten iš viso pasaulio, nu, jie naują tą padarė Facebook'o puslapį, iš esmės
labai yra nuo pradedančiųjų ten vos ne iki tų profesionalų, kurie dalyvauja būtent tuose karuose ir patys irgi patarinėja, ką daryti, ką... Nu viską. Ko pats nemoki, galbūt jie gali padėti. Tu paklausi, jie tau atsako ir ten nuomonių variantų ir kas tau geriausiai prilimpa, tą naudoji iš esmės. Ok, bet aš žinau pats, kad pavyzdžiui man užtruko daryti koilus gan ilgai, pavyzdžiui ten po pusę valandos ten suky ir tau jau ten tas ir tu realiai galvoji viskas dėsiu aš ant to visko, bet tau, kiek užtruko ilgiausiai gaminti koilus? Minėjai kažką apie 10 valandų? Jo, plus minus ten kažkur 2 dienas aš dariau. 2 dienas ant koilų. Nu, bet čia paimti, aš kadangi nėra pagrindinis mano tas užsiėmimas, aš dar dirbu kitur, tai gaunasi taip, kad po pietų grįžti, po darbo grįžti, vaiką ten pasiėmęs, tai lieka man ten iš esmės vakare. 4 valandos, ne maždaug? Plus minus taip 4-5 valandos. Iš esmės tą dariau iki 6 ryto. O dievulė. Spaudžiu tau ranką už tavo ištarbę su koilai, žinok, tikrai nesugebėsiu. Bet čia būna dienų iš esmės, kad reikia susidraugauti su vėlu. Kitaip, tiesiog jinai badosi, nelimpa, velėsi. Čia kaip su žmona, žinai, tu sai gerai, jis ten ir jie gerai. Vieną dieną atrodo negerės, viskas. Nepagatamas. Tai būna. O žiūrėk, pavyzdžiui, įkvėpimas. Ar reikia įkvėpimo, kuriant koilus kokius nors? Kuriant arba darant? Dar yra ta stadija, kad nedėjau iki kūrimo. Aš manau, kad dar mano šiek tiek lygmuotas nepasiektas ant tų esamų. Aš dar visų netgi nepagaminęs esamų. Tai vis stengiuosi tą rutuliuot ir iš esmės ačiū tie, kurie mano koiliukus įsigyja. Jie mane palaiko, leidžia toliau man tobulėti. Čia motyvacija. Motyvacija, kitas dalykas ir vielos, kaip nepaslaptis, jos nėra labai pigios. Ir kuo aš geresnę vielą užsiperku, tuo man lengviau padaryti tą dalyką ir, iš esmės... Pavyzdžiui, tu žiūrėk, perki metrą, kaip mes žmonės po 1 metrą, ar perki kilometrais? Man tas labai yra labai įdomu. Ne, kilometrais gal neperku, bet iš esmės vieną rytę apie 300-500 metrų eina. Aš perku dažniausiai arba tiesiog paimu po metrą. Va tiek, paimu man tik čia. Nes kilometrą matai reikėtų pervinioti. Iš ant kitų ryčių aš, nelabai dar turiu tą technologijos. Čia tokia rytė, tokia storė. Tarkim, neišviniota, čia yra 500 pėdų, tai yra 150 metrų viena rytė. Kiam ketvirtas gaudžas nichromas, nuo Twisted Messes. Čia irgi yra tas žmogus, kuris gamina koilas irgi ten gan žinomas, ne? Žinau, ir Jis išleidė savo vielą, iš esmės šita viela yra pasaka. Jinai, padaryti su ją Claptoną, tai yra suklysti labai sunku su ją. Ne. Realiai, jeigu moki daryti Claptoną, su ją suklysti sunku. Aha, okei. Bet tu, žiūrėk, kiek aš žinau, bendrauji su žmonėmis, pavyzdžiui, iš užsienio. Ten, sakė, Rusija, galbūt dar kažkokios šalis. Ta prasme, aš susirašau su jais, jie irgi laivus daro, kalbu, bendrauju, tariuosi. Viena, beje, buvo, kur laimėjo Cloud konkursą, mano koiliukas. Ai, kur prieš mane ir aš pralaimėjau. Green Mamba buvo koiliukas padariau, tai iš esmės tą išmokau pagaminti iš ruso. Iš ruso. Jo, youtuberis irgi ruselis. Iš esmės, su juo buvom susirašiau, pasišnekėjom, viskas faina. O pavyzdžiui... Su Josh, tas kaip jis, Josh Boy, irgi yra Cold Warsus, būtent kur. Tai aš jam irgi susirašiau, sakau, kaip tau aeronautas. Sakau, vis dar patenkintas, sako, taip, nerealiai. Ir įsigijau jį. Šitą, pavyzdžiui, žiūrėk, kalbant apie tas rinkas, pavyzdžiui, veipingų, ar Lietuvai, pavyzdžiui, netgi Vilnių, kai mes gyvenam, ar jai dar toli iki Rusijos, iki vokiečių, iki prancūzų lygio, kaip veip community tokiai bendruomeniai? Aš manau, kad Rusai šiek tiek, pati kaip Rusijos veiperių, ta bendruomenė, jie miegojo. Jie labai atsiliko nuo tų, aš kalbu apie coil builderius. Ten, aišku, apie veiperius, tai irgi ten yra tų skysčių gamina ir modus gamina, ir kaip Funas, pavyzdžiui, projektuotas. Kalbant, apstai, apie elektronikės skysčius modus nėra skirtumo. Jie buvo atsilikę, dabar jie jau atsibudo,
pas juos Vape Expo jau vyko, vat Jo, neseniai girdėjęs, prieš porą irgi. savaičių kažkaip buvo. Expo čia yra labai įdomu. Galima daug ko pavogti, juokauju. Bet Beje, čia apie vagystės irgi sakė, kad yra labai didelė problema pas juos. Tai yra tokie vaping machinesai, taip realiai, kaip pasiragau skaičiu, yra vape machines, stovės tokiais laidais ilgais, tu gali traukti. Labai daug sakė. Buvo tokių mašinų? Ne mašinų, pačių antgalių. Ai, nu ten nesvarbu. Gerai, kad nemodų vogė, nes man teko girdėti, kad pavogė asmodus, tos brangius, tokių, žinai, kur yra su tojais tokiais kristalais, taip ant 300 baksų vai. Tokius vogė, iš asmodų sugamintų buvom Vokietijai. Ten, žinau. Nu tai va Rusijos irgi tie buvo blogeriai pasijungę ten į vieną kanalą 5 ar kažkas tokio ir kalbėjo, lygino ten praeitus Expo ir šiuos Expo ir irgi sakė, va su vagystėm dabar perdarė tos visas mašinas, kad nenuvoktų tų būtent modų, nes jo, kad prikabintas, tai yra čia... Tai čia nesvarbu, paimi, nukarpai, atsukiai ir nubėgi. Ten sakė, buvo tokia bėda, susitvarkė šiek tiek. Buvo ten tų variantų, bet viskas... Bet jau geriau, okei. Taip. Tada dabar mes, kaip ir minėjau, vedam live. Tai tada vieną klausimėlį atsakom iš to, ką galbūt žmonės yra parašę, galbūt bus įdomu. Labas Ramanauskui, Rokas Einikis rašo. Kiek ten įvariukų dabar? Tai aš tos skolingas 100, ne, už visą reklamą, jo? 200? Tai juokiesi tu. Ne, aš tai iškarpysiu. O vat, kalbant dar kartą, tada vat, paskutinis klausimas būtų toks. Ar svarbu, pavyzdžiui, jeigu daug omų reiškia daug skonio, jeigu mažai omų reiškia daug garų, ar tai tiesa? Ne visai taip. Iš esmės aš tai matuoju iš savo, vat, kaip builderio pusės, aš matuoju tą, kaip ant kiek greitai sugeba koilas įkaitinti ir ant kokios temperatūros. Okay. Nes yra, nu, vat, paėmus paprastą vielą, ne, susukus ir susukus, nu, tarkim, kad ir pas mane čia vat stovi, ne? Kaip ir vielos, kaip ir viena stora, kita plona. Omų šičia dabar va pas mane 0,22. 0,5. O pas tave 0,5. Kus ten stovi? Pas mane čia stovi koilas Tobeko Supertank. Ai. Čia ne šitas, ne tavo gamybos gaila. Šiandien kažką man padovanosi, nesakei? Kažką pagaminsiu. Labai gerai. Viskas yra okei su modais, su coilheadais, bet labai mes daug girdim apie tai, kad kažkas sprogsta. Pavyzdžiui, labiausiai sprogsta mech modai. Tai builderi, gerbiamasis, kodėl viskas tai vyksta, kokia yra tavo nuomonė apie modų sprogimą ir kas yra susijęs su mažai omų ir baterijom, aišku, baterijom. Jo, baterijas būtina saugiai laikyti, jeigu pas jūs yra kažkas, tarkim, atsilūpę, va, pas mane revrapintas yra vienas. Paprastai tiesiog yra pirkti, aš manau, visuose vape shopuose ir taip toliau, tai nekainuoja ten labai didelius pinigus po žiebtuvėlį, tiesiog pašildė, jisai užsilankstė viskas. Tai esmė tame, jeigu pas jūs atsilūpia kažkas, ypač jeigu naudojat mechmodą, tai yra, nu, pavojinga. Ten pasigaus šortą ar dar ką nors ir jisai jums tiesiog sprogs. Arba, nu, jeigu ne originali. Pavyzdžiui, kokios baterijos yra tau geriausias naudojant ant mažų omų? Ką šiaip siūlai? Kad daug amperų, mažai omų, bet kas yra gerai, kaip kalbant apie baterijas pačias? Aš šiaip tai nelabai eksperimentuoju, aš ėmu VTC 5 ir per daug savo nesuku galvos, o jeigu tie nori laptopinius dėti į mechus, tai nepatariu. Va tai, skrydžius ant galvos, labanai. Čia iš tikrųjų. Kitas dalykas, nešiokit visą laiką baterijas futlerę. Girdėjot, Lietuvoje jau net buvo irgi vienam užsidegė kuprinė. Jo, girdėjau. Nu tai tas pats, jis irgi, sakau, tai kas tau ten buvo? Ai, sako, sumečiau baterijas į kuprinės kišenę. Nu, lygtais nieko nebuvo, pasirodo, raktai buvo. Nu ir viskas. Nu ir skylės, užsidegė, dūmai, netė kuprinę gesino. Nu, žodžiu. Gesino. Gesingaidai, kaip sakoma. Nu, ten nori, nenori, bet tas yra ir, nu... Saugus. Yra, sprogsta ne dėl to, kad jie kažkokie pavojingi. Sprogsta dėl to, kad žmonės yra neatsargus su baterijom. Tai čia lygiai kaip vyrai su moterim. Jeigu tu nenaudosi tam tikrų prekių, tai ir bus problema. Kitas dalykas gali sprogti per žemai, niekada nedarykit spiralių. Mechui 0,1.
maksimum, tai yra minimum koks įmanomas ir koks galimas. Aš dažniausiai varau 0,0. Yra tai profesionalai, jie, pasižiūri bateriją, kiek aišku dar tempia, kiek leidžia. Nes amperažas irgi yra svarbu, ne veltui, amperai yra ant kiek greitai gali baterija atiduoti savo galią. Kuo daugiau amperų, tuo geriau. Taip. Tai tuo jinai galingesnius tuos visus variantus, žemus vatomus palaikyti gali. Tai reiškia, jeigu pas jūs yra ohmų kiekis maždaug 0,1 arba žemiau, jeigu pas jūs nėra mažiau negu 5 ohmai, tai netgi nerizikuokit. Kuo mažesni ohmai, tuo didesnis yra elektronų srautas. Ir kuo didesnis elektronų srautas, tuo labiau jūsų baterijas bombarduoja tie elektronai. 9 klasės kursas fizikos įką. Iš esmės, ir natūraliai jos šyla. Taip, mačiau, kad būna, kad modas jeigu jos perkaista, jos tiesiog, kaip sakant, ventina arba kaip jos išsilieja lietuviškai. Kažkaip ten panašiai. O jeigu ne originalios, kai jūs nusipirko, tarkim, nuėjau į Gariūnus ten už 5 eurus nusipirko arba iš trečių rankų, tai gaunasi taip, kad jūs VTC, pavyzdžiui, 5 vos ne labiausiai padirbama baterija pasaulyje ir jinai gali, tiesiog bum, ir jinai bum, o ne išteka. Taip, beje, mačiau irgi, kaip trumpino visas tipo originalės ale ir pasitaikė šokoladukai šitie LG rudi. HG kažkas. Kažkokie ten, žodžiu, užtrumpino ir jie bach. Tiesiog. Kągi, realiai aš manau viskas. Pašnekėjom apie visas praktiškai aktualias temas, kas sieja su vapingu, kokie bildai. Kadangi čia yra žmogus Koilas, Ramanauskas, visi žino, jis yra labai krūtas bilderis. Pakalbėjom apie visą vape community, apie saugumą, kas yra viskas labai svarbu. Kągi, realiai viską galima bus tai surast pas mūsų kanale Go for Vape, taip pat yra mano tam tikros pamokėlės kaip sukt, bet pažadu jums laiko ateinant, pas mus bus pamoka labai gerai kokybė, nuo pačio Ramanausko, kaip sukt kažkurį bildą. Tai kad dabar į komentarus po šitą video rašykit, kokį bildą norit išmokti, kurį parodysim kaip daryti pats Ramanauskas. Tai tikrai ateityje mes kažką sugalvosim. Mano pagrindinė prekė rankoj čia yra modas, prekė tai yra drėlės. Tai kad būtent su ją, jisai pas mus dar kartelį būtinai ateis, aš to iškart sakau, būtinai neateis, surasiu, žinau. Bus tavo Allah Akbar iki šito HG2 į modą sproksi, žinau. Čia pavojinga. Tai apie ką ir kalbu. Kągi tada, ačiū tau labai už pokalbį, kągi, visiems tikiuosi patiko, sekit naujienas, bus daug visokiausių apžvalgų. Su jumis buvo Go for Vape bei pats Ramanauskas, kągi visiems dar kartą ačiū ir sėkmės bei visiems gero.